Sveiki visi, su jumis sveikinasi Rasa ir šiandien neeilinė proga pasižiūrėti visus mano turimus procesus. Taip susiklostė, kad 24 metais prieš gimstant Silvestrui aš buvau pabaigus visus savo darbus išskyrus vieną tokį, kurį aš itin retai siuvinėju ir dabar jis tai yra link užmestukų, bet jo istorija visai kita, tai aš jo nelaikau, jis manęs nespaudžia ir aš jo nelaikau kažkokiu labai savo sudėtingu. O visa kita, ką matysit šiandien, yra pradėta 25 metais. 25 metais aš ypatingai daug startavau. Ir 26 metų yra tik 2 pradėtukai, tai viso yra 13 mano procesų dabar iki 26 metų rugpjūčio mėnesio. Šiandien yra rugpjūčio 1. Tikiuosi, kad man per dieną 2 pavyks nufilmuoti vaiko miego metu. Žiūrėsim, kaip čia gausis. Tai čia toksai bendrinis kadras iš toli į tą mano erdvę. Čia dabar po dešinę pusę tamsiu paviršiumi yra darbo stalas. Tai už jo yra mano uždaroji zona, į kurią laiko neleidžiu. Arba jeigu jis eina, tai eina su manim. Aišku, jam ten, kadangi negalima, labiausiai ir norisi. Čia kaip visada, ko negalima, norisi labiausiai. Tai ten viršui yra mano rėmų stovas, kurį vyras man padarė pagal mano brėžinį. Dar pasidžiaugia, kad visai neblogai moku braižyti. Tai ten mano rėmai sudėti, nes aš pagrindė viską siuvinėjau ant rėmų. Ir keliukų snapai yra. Toliau čia žemiau yra kaip aš jums išsakiau kažkada tai praeisiais metais, maždaug metai dabar jau yra kaip naudoju. Tai čia yra arabeskos rėmo viršus, ant kurio galima uždėti procesą, bet kokį, jo nereikia pritvirtinti, jis tiesiog atsiremia. Tai lėmė, dėl ko pas mane atsirado labai daug procesų. Vien dėl to, kad manęs neberiboja. Anksčiau aš turėjau rėmą, į kurį įsitvirtina galva, o dabar aš galiu tiesiog nuimu, padedu ir uždedu kitą. Tai jeigu nenori daug procesų turėti, neoptimizuokit savo siuvinėjimo erdvės, nes tai įtakoja. Nebent siuvinėt ant lankelių, tai lankeliai nebus stabdys. Tikrai taip. Tai va, tai ir po to dar tenais ne visai matosi už mano gėlyčių. Tenais yra dėžučių juosta. Tai tose dėžutėse laikoma siūlai, adatos, viršeliai visi ir panašiai. Tai viršų yra tik tais galvos pačios, ant kurių įtemptas procesas su adatom, o dėžutėse yra visa kita, kas jom priklauso. Ir dėžutėse dar yra keli procesai su G4. Tarkim, gali būti ir mažesni, bet lyg pas mane tik G4 yra procesuose šiuo metu įtempti. Tai jie telpa į dėžutę, tai aš juos dėžutę ir laikau. Tai va, galime įžiūrėti, ką aš čia pasidariau. Susiplanavau savo eigą rodyti nuo mažiausiai išsiuvinėtų darbų iki labiausiai išsiuvinėtų. Žiūrėsiu aš pagal procentus. Procentus imu, aš kadangi siuvinėjau visos yra elektroninės schemos, tai siuvinėjau arba su Cross-Stitch Saga, arba su Mireškos programėlė Fantastic. Tai iš ten tos procentus ir ėmiau. Ir dar pasiruošiau tokius lapukus, savo kaip ir primintukus. Jeigu kažką pamiršiu, tai tuose lapukuose bus ta informacija, kuri reikalinga, kuri man atrodo yra reikalinga. Tai va, tai lyg paminėjau visą, ką norėjau paminėti. Einam žiūrėti mano grožių. Gero jums žiūrėjimo ir žiūrim. Ir pirmasis mano darbas, kuris yra mažiausiai atliktas, tai yra Ainė mergina su lape. Čia yra trumpoji informacija, jeigu kam aktualu galėsit pasispausti. Tai ką aš ir minėjau, aš pasidariau savo tokį trumpą aprašėlį. Bus nurodytas gamintojas, pavadinimas, kada pradėjau, audiniai, siūlai, kiek iš viso yra kryžiukų pagal vieną ar kitą programėlę, kiek atlikta pagal procentus ir kryžiukais ir kiek dienų procese, nes kartais tai yra visai aktuali informacija. Tai visi lapukai visų procesų bus identiški. Tai šiuo metu čia turim tik 6 procentus atlikta. Čia yra Lietuvos gamintojo Ainė procesas. Mano pradėtas 25 metų vasarą. Ir toks jo progresas. Taip aš jo ir nepajudinau.
Praėjusiais metais aš dariau restartą, tai yra aš jį ir pradėjau ir dariau restartą praėjusiais metais ir siuvinėjau ant 25 kaunto Luganas, pakeičiau iš 14 kaunto audinuko, nors turbūt tai nebuvo labai geras sprendimas, nes 14 kauntų su pusvilne siuvinėti yra patogu, bet nepadariau. Ir beveik kitur gal nerodysiu aš jums organizacijos, bet čia kadangi yra pusvilnė, jinai šiek tiek kitaip, tai naudoju organizerį tiesiog adatams parkuot. Ir visos tos planšetės taip kaip yra, taip ir naudoju, nes vieną giją labai patogu siuvinėti. Tai va toks darbelis yra, turbūt siuvinėsiu, kadangi jis manęs nespaudžia. Tai aš manau, kad dar iki kokių 30-ųjų drąsiai matysim pas mane jį procesuose. Nesisiuvinėja tik šitas kampas, visa kita yra siuvinėjama. Schemos elektroninės neduoda, aš pasidariau pati perrinkimą ir siuvinėjau su saga. Tai toks mano pirmas procesiukas, keliaujam prie antro. Antras procesiukas yra Mereškos fazanai, nemokama jų schemutė iš Fantastič programėlės. Tai aš ją pradėjau 25 metų spalį ir naudoju 32 kaunto namie dažytąją va ten popervako staltėse ir aš jums dar minėjau, kad abejoju, ar jinai yra visiškai tolygi, nes man lyg vertikaliai šitas darbas yra temtesnis negu horizontaliai, bet daugiau išsiuvinėjus galbūt bus aiškiau. Tai aš jo turiu dabar 18,1% padaryta ir dar liko 9000 kryžiukų. Nemažas tas mano dizainas. Tai čia jeigu kažkam aktuali dar informacija, kokia lieka, tai vai lieka. Ir pats dizainas atrodo maždaug taip. Nėra čia gražaus viršelio, kad galėčiau jums jį tiesiog parodyti. Ir bendras vaizdas matosi. Tai čia mano rudeniniuose planuose yra dar jį pratęsti. Būtų faina. Nes startavau aš tada spalį ir pasiuvinėjau 4 dienas. Tai nebuvo daug dėmesio jam skirta. Ir čia yra DMC siūliukai. Naudoju savo, kaip visada, tą parkavimo metodą. Toks darbelis. Šitą, kadangi jis jau mažesnis, galėčiau čiut prikelti. Su tom uogytėm praeisiais metais dariau fotosesiją dar su raudonais lapais, būtent šito augaliuko. Tai buvo labai gražu. Tai va, turim tos 18%, siuvinėjau ant snapo. Tai tiek turbūt. Grožis toks yra. Tai keliaujam tada prie trečio. Trečias darbelis pagal mano procentus yra autorinė schema Tatjanos Slavinos. Jinai ją pavadino stratifikacija. Tai čia taip kaip užgimimas. Pradėjau, nepataisiau šičia, 22 metai turėjo būti. 22 metais pradėjau lapkričio mėnesį maždaug, bet aš jo niekur nei fotografavau, nei filmavau, tai aš neturiu iš vis proceso dienų, pavyzdžiui. Čia, kur yra pažymėtos, tai ant Murano Olive Green siuvinėjau, jeigu reikia numeriuko dar galiu parašyti, siuvinėjau vieną spalvą ir viso darbė yra 17 000, dėl to taip jisai užsitęsęs pas mane ir šiuo metu yra 22,1% atlikta. Šiuo metu audinys visai neblogai jums persiduoda tam fone ir šiuo metu yra atlikta tiek. Tai siuvinėjau vieną giją, 32 kaunto, šiaip patogu labai siuvinėti, nes nereikia sukti dėl nieko galvos. Visada kryželiai gulda vienodai. Tai čia tik kampukas atliktas, praeisiais metais šiek tiek gavo mano dėmesio, čia pasibaigiau šoninę dalį, bet čia dar ilgai mes su juo draugausim. Tai čia tas mano pats senolis, 22 metų pradėtukas ir aš manau, kad jisai dar N metų su manim bus kartu. Ir pats dizainas atrodo taip. Tai aš keisiu žodžius į tai, kad kai pasikeis kiekvienas, pasikeis viskas. Tai man jis yra kaip malda, turbūt, šis dizainas savotiškai. Ir dabar aš esu atlikus tik tai šitą dalį ir šiek tiek šito kampo. Tai dar to darbelio yra. Tai va, toks grožis pas mane yra.
turbūt vienintelis ant tokio atspalvio, žalių atspalvių audinukų, nes ant tokių dažniausiai aš nesiuvinėjau. Bus gražu kažkada. Tęsim. 4. mano turimas procesas pagal procentus yra Victoria. Aš ją taip vadinu, tai yra Victoria Elegance, originalus Dimensions rinkinys su 28 kaunto evų, kuris buvo įdėtas jau rinkinyje. Va, tarkim, 26 spalvos šitam grožiui ir yra beveik 15 000 kryželių, iš kurių aš atlikau dar tik 5,5 tūkstančių. 12 dienų procese ir dar liko virš 9 000. Tokia ta gražuolė turi gautis. Toks kažkoks kodukas dar turi būti, jeigu kam aktualu. 3823. Tai va. Ir aš jums jau, kiek kas mane sekat, rodžiausi, kad turiu kol kas tiek. Biškį pasislinkim. Tai va, šitos damos turiu pasidariusi visą apatinę dalį. Liko nedaug suknelės ir nepasidariau darbekų ir karoliukų neprisisiuvau šitoj zonoj, kur yra padaryta. Tai 37% šiuo metu yra padaryta. Ką čia dar jums pasakyti? Jinai tiek daug nupasakota pas mane yra. Čia mano sausio 1 startas. Iš tikrųjų sausio 2 restartavau su savo mintim. Bet nesiuvinėjasi 3 gijom. Mane tai nustebino. Aš kažkaip norėjau lengvesnį procesą. Bet uždedant 28 labai gražiai jį auga. Tai toks tas mano procesiukas. Grožis bus pajudintas ateityje. Bet šiai dienai turim taip. Tai dar šiek tiek iš arčiau. Nors man nepatinka mano 3 gijų kryžiukai. Na, bet yra kaip yra. Aš jau minėjau, kad labai nepatogu jau siuvinėti tokioj aukštoj zonai. Vis galvojau persisukti ir vis būdavo, kad jei turiu laiko pasiuvinėsiu kryžiukus, kurie yra paprasčiausia dalis. Tai po biškį judinu. Sekantis mano darbelis yra Oven Field of Poppies. Aš vadinu tiesiog kalnų aguonom. Tai pradėtas 25 metų gegužės pabaigoje. Originalų audinuką, kuris ten buvo Aida, pakeičiau į Belfastą, nes taip norėjau. Ir PNK Kirovo siuliukai naudojasi. Tai 16 000 viso yra ir aš tik 6,600 kol kas esu padarius, tai 40% ir jau turbūt 3. ar 4. darbas, kuris yra 9 000 su centukais lygiai siuvinėti. 21 dieną procese pas mane jisai gyveno. Tai taip turėtų atrodyti baigtas darbelis. Originalus rinkinys. Čia yra jo duomenys, jeigu kam aktualu. Ir toks yra progresas. Šitą progresiuką aš jums vėlgi rodžiausi, nieko iš jums čia naujo neparodysiu. Tai nedaugiau liko iki to, kad būtų galima kilti kalnus, bet dar pirmą pasibaigsiu visą dešinėje pusę. Toks planelis yra. Tai siuvinėjama ant lino, kadangi, tai tie siuliukai visai neblogai su savim elgėsi. Matosi, čia PNK siuliukai, tai jie sausoki. Ir pats darbelis. Pradėjau aš į kalnuos mūsų vienos kelionės metu. Šių metų kelionės metu aš jo nepasiuvinėjau, grįžusi tik tai, ar išvažiuodama. Na, žodžiu, buvo šiais metais pajudintas gerai. Ir kartais visai norėtųsi prie jo sugrįžti. Kaip ir prie kiekvieno savo proceso, aš visus juos labai mėgstu. Kiekvienas mane iš jų savaip šaukia. Tai būtinai bus pajudintas. Keliaujam prie sekančio. Iš tikrųjų, čia mes greitai einam, nėra kažką labai daug pasakoti. Ir antras mano turimas Oven procesas šiuo metu yra Spring Joy, aš jį vadinu krokusiukais. Tai vasario mėnesio 25 metų startas. Pakeičiau
audinuką, kuris buvo ten Aida 16 kaunto, tamsiai mėlyna, į Belfastą. Ir čia yra Lukas siūliukai, kurie labai puikiai elgėsi. Tai šis darbas atliktas 42,5%, bet liko tik 4000. Reiktų man jo kada griebtis ir pabaigti, nes siuvinėsiu paprastai. Čia originalus viršelis, tai ką mes turėtumėm gauti. Čia duomenys, jeigu jie kam nors gali būti aktualūs. Sagą duoda gamintojas su savo iškreiptom spalvom. Ir tokį mes turim procesą. Taip žiūrint, visas dešinys šonas su gėlyte yra padarytas. Liko viršutinis žiedas ir fonas. Ir Lukas siūliukai. Iš tikrųjų, jie man tokie slidoki, bet malonus procese. Labai gražios spalvos. Šį kartą net nesusipyniau kasyčių, bet viskas yra perkelta nuo paletės, kuri buvo originaliai, į tokį mano siuvinėjimo procesą. Ir tada biškį prisikelsim, bet reikia prisidengti apačią, nes linas labai persišviečia. Tai šį mano darbelį jūs jau esat matę. Nebent žiūrit pirmą kartą, tai ačiū jums, kad žiūrit. Tai kur galėjau būti beką pasidaryti, kažkur pasidariau. Ir šiuo metu jau yra šiek tiek pasėdęs mano linas. Kai pereisiu prie kada siuvinėjimo, tai šį šiek tiek pasitaisysiu, pasitempsiu. Toks darbelis procese. Mano apsaugėlė su mėlynėm labai suderėjo. Ir čia yra 4 snurgė lankelis naudojamas. Tik ne originalus snurgė, o kažkoks kinetukas. Tai turbūt dėl to ir pasėda tas įtempimas. Na, bet spalvos tai be galo gražios. Jeigu kas norėtumėt, mačiau pardavime, jisai dar egzistuoja. Rekomenduoju tokią spalvų terapiją. Ypač kai vasario mėnesį tada pradėjau, tai jis tikrai suteikia man labai daug malonių akimirkų. Žiūrim, ką turim dar. Dar vienas mano praėjusių metų startas yra Mereškos rinkinukas Colorful Ruan. Tai pradėjau rugsėjį, pakeičiau Aidą, kuri ėjo rinkinį į Belfast liną, kuris yra švelniai gelsvo atspalvio 305 numeriukas, tik tas gelsvumas atsiskleidžia, nu, pavyzdžiui, dabar migloj šiek tiek matosi, kad jis yra gelsvas. Su DMC spalvytėm, didelis dizainas, iš tikrųjų aš kai jį pirkau, galvojau, kad jis yra šiek tiek mažesnis, na, bet artėjom link pusės. 20 dienų procese ir dar liko beveik 15 000 kryžiukų. Čia tos nuostabios, gražios rudeninės spalvos, kasa dar didžiulė, nu, bet didelis dizainas ir daug siūliukų naudojasi. Ir taip turi atrodyti pats baigtas projektylis. Tai šiuo metu aš esu pasidarius maždaug iki čia, nu taip grubiai. Esu perlipus per, toj parodysiu jums dar sagą. Ne taip kalbu, ne sagą, o Fantastič programėlę. Tai aš esu pasiekus tą raudoną liniją, tai yra pusiaujas. Tik šiek tiek beko dar lesyklėlės nesu pasidarius, nes ten eina didelis siūlų intarpai, tai norisi pirmą pasidaryti pilnai stogelį. Toks nuostabus, gražus Mereškos dizainas. Tai nors yra 44% atlikta, tai aš jau džiaugiuosi vien dėl to, kad pasiekiau tą pusiaujo liniją. Ir taip atrodo darbas. Prieš tai visi rodyti buvo tokie blankus palyginus su šiuo grožiu. Šiek tiek atitraukiau apsaugėlę, nes norėjau, kad tilptų visą tai, kas yra padaryta. Tai va, toks grožis auga po truputį. Jeigu aš jums prikelsiu, turbūt labai švies linas, nu bet pradėjau aš nuo pačios, kaip visada. Tos nuostabiai gražios širmukšnių kekės. Turim jau vieną palidovą, bus dar vieną zylutę. Vėliau, ateity. Ir
Šitas darbas iš tikrųjų, nors yra be galo spalvingas, jame, tarkim, jeigu mano siuvinėjimo greitis per 1,5 valandos, grubiai tariant, yra ten tarp 300–400 kryželių, tai čia per porą valandų galima ir 600 padaryti. Tai prasme, jisai siuvinėjasi labai gražiais blokais, ypač lesyklėlė, bet ir lapai, pavyzdžiui, jas ten 3–4 spalvas sudaro ir labai gražiai susižaidžia. Tai net nereikia išsigąsti spalvų kiekio, nes labai gražiai išdirbta schema ir labai patogu siuvinėti. Tai visas bekas padarytas yra iki maždaug šitos zonos į apačią, visą kitą į viršų dar siuvinėsis. Persukau šiek tiek greituoju būdu, tai įtempimas nėra idealus, bet tik tam, kad matytųsi visas vaizdas. Tai va, šitas grožis rudeninis, pradėtas praėjusių metų rudenį, bus tęsiamas ir jūs būtinai tai pamatysit. Keliaujam toliau. 8 mano turimas procesas pagal procentus yra Magic Needle rinkinukas su ramiu uostu. Jeigu lietuviškai verčiant, tai pradėjau jį praėjusių metų vasarą. Pasikeičiau audinuką, kuris ten buvo Aida 16 kaunto į liną 101 atspalvius. Čia siūliukai Gama, turbūt vienintelis procesas, kurį turiu su Gama siūliukais. Arba ką turiu iš Magic Needle. Visi turi Gama siūliukus, reiktų dar pasitikslinti. Tai 15 000 su centais yra visas darbelis ir aš esu perlipus per pusiaują. Šiek tiek mažiau liko negu padaryta. 13 dienų procese. Tai pats darbelis atrodo taip. Nuostabiai gražus dizainas. Aš jį įsimylėjau dėl tų spalvų. Tik aš esu nusivylus šiuo dizainu, sakykim, nes jis absoliučiai visas siuvinėjasi pilnų kryžiukų, 2 gijom. Tai sagą duoda gamintojas, parašius jiems į elektroninį paštą, kur jie nurodė. Tai aš čia darau savo haltūrą. Žinau, nelietuviškas žodis, bet taip yra. Tai dar čiut pakelsiu aš tas savo negražias kasas. Aš persikabinau per žiedelius, neužkabinus, tam, kad siūlas išsitrauktų kuo mažiau deformuotas, nes kai aš užkabinu pilnai ir traukiu, tada jisai labai susigarbanoja ir sunkiau su juo dirbti ir naudoju tokią parkavimo sistemą su langų šituo šiltinimo sluoksniu. Nėra mano mėgstamiausias variantas, bet galima siuvinėti ir taip. Spalvinė gama, aišku, yra be galo graži. Ir pažiūrim, kas čia pas mane padaryta. Tai va taip atrodo darbelis šiuo metu. Ir aš savo nuožiūrą su nuotaika, nenuotaika, nuo maždaug šitos zonos, neskaitant laivelių, visą apatinę dalį stengiuosi siuvinėti pusiniu. Tuoj prikelsiu, parodysiu. Ten yra visur originaliai rodytas kryžiukas. Aš siuvinėju pusiniu, aišku, tas mano 50% atlikto darbo yra įtakotas to, kad mes apsimetam, jog aš viską siuvinėju pilnai kryžiukų. Bet to pamąstymo atrodo, taip pasižiūri, gerai, vandenį pusiniu, valteles kryžiukų, bet ypač apsisprendžiant, kurioj maždaug zonoj pereiti jau iš kryžiuko į pusinį, tai aš čia biški plautojau. Tai šiek tiek nusivylusi tuo, kad, man atrodo, buvo paskubėta su šito dizaino kūrimu. Jisai nebuvo sukurtas taip, kaip galėjo būti idealiai. Na, bet kai gražu, tai gražu, įsimyli, tenka siuvinėti taip, kaip duoda. Tai siūliukai Gama malonus iš tikrųjų darbė yra, tik tiek, kad sakau, per popierinį organizerį, kadangi aš juos retai naudoju, šiek tiek tamsiaus persiduoda spalvas, tai deformuojasi man, dėl to aš dabar naudoju tą tik tais permetimą per kilpelį, lyg siūlai gražiau elgiasi. Idealiu atveju norėjusi ir čia kažkokios dalies pusinės, bet čia yra toks miksas spalvų ir blendų, tai neįlindau, aš ten sustota savo mintim dėl pusinių. Tai va taip atrodo darbelis, man atrodo harmoningai pakankamai, palikau pusiniui 2 spalvas, nes yra ir blendų daug ten.
Ir plus nesinori jo tiek išlengvinti, kad tas vanduo nevirstų visiškai neatsvarus viršutiniai daliai. Tai turim grubiai pusę, bet iš to, ką dar planuoju siuvinėti kryžiuku, bus tik ši valtis. Dėl šių nesu garantuota. Matysim, kaip prie to prieisiu. Visa kita namų dalis yra išsiuvinėta. Tai aš taip orientuojuosi, kad man liko ta dalis, kur yra beveik viskas pusinių siuvinėtų, kryžiukų bus labai nedaug. Matysime eigoje, kaip man seksis jį tęsti. Tai toks tas grožis, taip augam ir pereikim prie kito. Antras mano Magic Needle renginukas, kurį praeisiais metais man padovanojo vyras, kai aš norėjau gėlių. Be abejo, tai buvo visiškai mano noras, jis tokių gėlių turbūt nebūtų išrinkęs. Tai 25 metų Liepos mėnesio startas. Originalią Aidą, kuri buvo čia 14 kaunto, pakeičiau į 25 kaunto Luganą, bet nes norėjau išsaugoti 713 atspalvį. Evose jo daugiau nėra. Tai čia dar kartą yra gama siuliukai. Ir 16 000 su viršum yra bendras kryžiukų kiekis tam darbe. Ir aš jau perlipau per pusę, bet tik čičit. 20 dienų darbavaus ir liko 8210 kryžiukų. Tai negražiasias savo kasas iš gama siuliukų patrauksiu, bet šį jau siuvinėjau ant poroloninio organizerio kaip visada. Ir taip atrodo darbinis procesas pas mane. Šitas darbas daug siuvinėjasi 3 gijom. Toks bus galutinis vaizdas. Pradėjau nuo centro ir tokie duomenys pateikti. Ir toks yra mano dabartinis rezultatas. Jau viršelio šalia į foną jums neįdėsiu, netilpam. Tai šiais metais dar darbavausi ties šituo amarilio žiedu, norėjau testuoti su raudonais atspalviais pažaisti. Ir čia pagal jau duotą sagą, kadangi siuvinėjau, tai pusiaujo linija yra ta raudonoji, tai yra šiek tiek likę čia ir čia, bet jau 50% perlipta, nes viršutiniai daly nebus tiek daug viso to veiksmo. Jie neduoda tikrųjų spalvų, bet siuvinėti vis tiek yra patogu. Tai toks tas mano darbelis, toks progresas, visą ten, kur jau siuvinėjau, visur bekas yra padarytas, tiek kiek buvo galima prieiti. Toks grožis, dar vienas, kuris yra perlipęs per pusiaują. Tai va, keliaujam toliau žiūrėti, ką dar turiu. Paskutinis mano turimas darbelis ant lankelio šiuo metu, ant Nurgė 4, yra autorinė schema Olgos Lankievič, tai 25 metų pavasario startas, kaip ir kropusiukai. Siuvinėjau ant Belfastolino Ice Blue, labai gražaus mėlyno atspalvio, kai būna foniniai zonai, tai visai gerai atsiskleidžia. 27 spalvytės DMC naudojamos, tik 5500 kryželių yra ir aš esu šiek tiek perlipus per pusę, per 8 siuvinėjimo dienas. Šis darbelis irgi prašosi būti pabaigtas, nes labai nedaug kryžiukais liko, bet vis prie jo neprieinu. Tokia labai nuostabi siuvinėjimo spalvų paletė. Dar žinau, kad kai startavau, aš jums sakiau, kad atrodo kaip kriauklytė pagal savo atspalvius. Progresą jūs matot, tai palyginus kiti darbai tokie dideli ir tie 50% vienaip atrodo. O čia mažas. Toks turi būti darbelis. Ir tiek yra atlikta. Tai per pusiaują esu perlipus, grubiai tariant. Toks laukia dar procesiukas mane. Čia pagal mane yra mano 10. procesas, kuriuos noriu parodyti. Tai liko 3. Nedaug. Tai va, atrodo, kai siuvinėjai tų visokių rinkinukų pilna taip toliau, o kai parodyti reikia, žiūrėkit, čia aš per pusvalandį beveik ir susisuksiu.
Tai, liną sunku yra rodyti ir perteikti tikruosius atspalvius. Jis toks labai permatomas. Tai kryžiukai ir pusiniai. Pusiniai vieną giją. Ir yra šiek tiek, šitoj zonoje yra dar ir 2 gijom, kad būtų tas storumas išgautas. Tai iš toli šitą darbą lengviau jums žiūrėti, rodyti. Dar būtų, aišku, idealiausia, jeigu aš turėčiau ką nors pakišti po apačia balto, bet neturiu šią akimirką. Tai ne pirmą jūs kartą matote šitą darbelį ir dar pamatysit bent kartelį, tai tikrai. Tai toks yra darbelis. Keliaujam žiūrėti, kurie čia dar tie 3 darbeliai liko. Sekantis darbelis parodomojoje programoje yra mano šių metų gegužės startas, antrasis startas šiais metais. Tai angeliškasis sargas. Man jį buvo šį rinkinuką prieš daugiau nei 10 metų dovanoję tėvai gimtadienio progai. Ir aš pagaliau jo ėmiausi. Tai palikau originalią Navy Blue 18 count aidą. Gaila tik, kad neišsiploviau. Yra 17 000 su centais pagal sagą. Ir aš jau perlipau per pusę. Liko 7313 kryžiukų iš 25 spalvų, kuriasi šis grožis. Turi būti va taip va. Nuostabiai jaukus, gražus dizainas. Ir šiai dienai mes jau turim padarytą tiek. Paliksiu aš jums viršelį, nors dalinai matoma. Tai mažylis jau miega. Ir pagal mano tą atliktą dalį liko dabar tik pats angeliškasis sargas su savo sparnais ir pusiniais uždaryti viršutinę dalį. Aš tik dar galvoju, čia pagal schemą, sparnai siuvinėjasi pusiniu. Vieną dieną man buvo mintis, kad gal visai būtų gerai kairėje sparno dalį siuvinėti šitą pusę kryptims pusinio, o dešinėje šitą. Bet nežinau, ar tai bus, nes po to foninis pusinis pjausis ties tą zoną. Tai va, matysim. Ar taip susidėlios ar ne, tai jau beveik mėnesį pagal dieną siuvinėjau šitą darbelį. Gaila iš tikrųjų, kaip ir minėjau, kad neišsiploviau kanvos, nes ypač šviesus atspalviai trešta labai į pabaigą siuvinėjant, ypač blendai, kurie yra ilgesni, tai išplaus turbūt mažiau naikintų siūlą pati aida, bet yra taip kaip yra, 57% padaryti ir keliausim link angelo. Ir žiūrim, kas dar liko. 2 mano procesai, tuo jums pasirodys. Paskutinis mano turimas dimo darbelis, tai yra procese, aš juos turiu 3, pradėtas 25 metų, taip pat 25-aisiais, tik tais rugpjūtį. Tai yra žieminės žąsys. Turbūt lietuviškai tai būtų galima išversti. Mano svajonių rinkinys ilgą laiką buvęs. Tai palikau visko originaliai pagal rinkinį. 24 spalvos naudojamos, 17 000 su viršum kryželių. Ir 67% atlikta, liko tik 5712. Reiktų pasistengti dar šiais metais. Tai toks dizainas, toks turi būti galutinis rezultatas. Ir mano progresas. Jis jau nekartą buvo rodytas būtent tokioj stadijoje, tai aš nesiuvinėjau dar žąsų pačių, bet kadangi vis tiek reikės persisukti, tai reikia atlikti visus prancūziškus mazgelius, kurie yra likę zonui, kiek beko dar likę, išsisiuvinėti žąsis ir kelti į viršų, nes apatinė zona pilnai atlikta. Jeigu į sagą žiūrint dar, tai man atrodo, aš tą juodą beką esu bent jau stogo daly tikrai atlikus. Reiktų dar susitikslinti, ar aš esu viską atsižymėjus, bet visumoje tai matosi baltai dar prancūziški mazgeliai, pačios žąsys. Aišku, likę nėra daug. Čia paprastoji dimo serija.
Tai pas mane šiuo metu pradėtukuose yra tik vienas goldas, tai Viktorija, o kiti Angeliškas sargas ir šis dizainas yra paprastoji serija ir jie iš tikrųjų paprastai siuvinėjasi, tik tais nori dėmesio savo. Tai va, tai prisėsim, pasiuvinėsim, padarysim. O tiksliai, nesu aš to beko pasidariusi, vadinasi, su šituo mažiau. Žodžiu, darysim beką, siuvinėsim prancūziškus, žusytės ir kelsim į viršų. Liko 5700, reiktų pasistengti. Tai va, nu ir žiūrim, kas tas mano paskutinis dizainas, kuris šiuo metu yra atliktas labiausiai. Ir tai yra autorinė schema Волшебная нить. Šią schemutę man padovanojo draugė. 25 metų rugpjūtį startavau, bet tai yra prieš metus lygiai, bet norėjau startuoti dar 24 metais, nes viskam buvau pasiruošus, čia tik 11 spalvų ir 11 000 kryželių. Tai naudoju Murano Ivory 99 spalvą audinuką ir liko tik 3537. Per 16 dienų atlikau 68%. Ir taip atrodo mano gandras. Ir taip jis turi atrodyti galutiniam variante. Tai pas mane yra atlikta zona va šitaip va, vingiuotai, tai liko šitas didelis elementas ir šita viršutinė dalis. Tai bet kuriuo atveju reikės persirinkti rėmelį, pasiimsiu mažesnės kusnapo dalis, tam, kad galėčiau siuvinėti tik tą viršutinę zoną, nes dabar jau sunku pasiekti. Bet tai yra labai gražus darbelis. Šiuo metu dėl apšvietimo šiek tiek spalvos netai persiduoda. Iš toli tarsi geriau atrodo. Žodžiu, apšvietimas daro savo. Tai taip tas darbelis. Vienas iš tokių primityviausių, ką aš turiu, bet labai gražiai tie elementai siuvinėjasi. Ir šiaip jį lengvai siuvinėti, jisai greitai juda į priekį. Tai bus prisėsta, padaryta. Idealu būtų dar šiais metais rugpjūtį jį paimti rankas. Matysim, ar taip susidėlios, kadangi dabar filmuoju tik savo visus procesus. Tai į ateitį žiūrint, žiūrėsim, kaip čia viskas nusės. Tai tokie buvo mano 13 procesų, kuriuos esat matę visi ir kurie, kaip ir minėjau, buvo pradėti 25-26 metais ir tik tas viena mano ta stratifikacija ant žalios spalvos yra iš senesnių laikų. Ir taip, niekada nebuvo pas mane tokio kiekio procesų. Labai norėčiau dar šiais metais kelis iš jų pasibaigti, tiek kiek išeis. Ir dar noriu jums parodyti kai ką, kas galbūt taip pat taps mano procesais. Tikiuosi, YouTube neužpyks už mano kadrą. Tai iš Vintedo, iš vienos mergaitės, iš kurios pirkau jau ne kartą ir kuriai turbūt savotiškai labai prijaučiu, nes aš vis grįžtu pasižiūrėti, kaip jai sekasi. Tiek, kiek galima spręsti iš Vintedo. Tai jie pardavinėjo savo procesus nedraugiškos šalies, akivaizdu. Ir tie procesai visi yra be viršelių, bet su viskuo. Tai vienas iš procesų, taip kad schemos per daug nerodyt, ir gal čia tik to baltų popierium ir pritengsiu, yra Oven toks žieminis dizainas. Aš jį pirkau, visus tos rinkinukus pirkau, dėl to, kad jie kainavo po 2 eurus. Gauni originalų rinkinį ir tą siuvinėtoją visur keitė Ieva. Čia yra blizgus, labai gražus. Tuoj parodau, kas čia per dizainas. Tai dizainas yra maždaug toks. Neturiu viršelio, kitaip negaliu jums parodyti. Ir kas gaila, yra Oven šiaip duoda schemas elektroniniam formate, bet aš neturiu viršelio, tai gal pabandysiu tiesiog parodyti visą procesą, gal jie netyčia pasidalins schemą, jeigu jie ją turi. Tai šitas darbelis tikrai neįsivaizduoju, kiek yra atliktas, nedaug palyginus, turbūt vis tiek 20% geriausiu atveju. Yra siūliukai ant originalios planšetės. Na, žodžiu, viskas taip kaip buvo.
taip sudėjo, perlenkė ir pardavė. Tai ant tokio auksinio labai metalizuotų siūlų puošto audinuko yra vienas iš procesų. Tuoj bandau jums parodyti, kas dar yra. Yra fizalis, panos. Tai irgi reiktų kažkaip daugiau tas schemas pridengti. Tai čia yra spalvytės. Ir čia yra procesiukas. Netgi adatą paliku. Tai čia irgi nėra labai daug padaryta, bet vėlgi yra evas, apdorotas, labai gražus atspalvis parinktas ir šiaip labai gražiai ta mergaitė siuvinėja. Ir nugarėlė yra be galo tvarkinga, netgi pas mane jinai tokia nėra. Tai čia dabar kalbam apie dizainą. Toks dizainas turėtų būti galutiniam variante. Tai aš taip suprantu, kad šitie du fizaliukai jau kaip ir yra beveik atlikti. Nedidelis jisai dizainas, bet vėlgi aš neturiu sagos, jeigu kas nors netyčia kur nors matėt, pasidalinkit. Kad jau nusėda pas mane šie rinkiniai, tai aš jūs visai norėčiau suteikti jiems tą antrą šansą, kadangi siuvinėtoja nusprendė, kad jinai nenori to šansų duoti. Tai aš visai norėčiau. Ir tada dar trečias rinkinukas, kuris irgi yra be viršelio. Atidengim taip, nebus problemos. Tai čia yra toks išsiuvinėtas gabaliukas, mažas dizainas, vėlgi evas, apdirbtas ir tokios spalvytės. Čia Alisos dizainas, toks namukas pavasarinis. Ir jį taip pat reikėtų išsiuvinėti. Bet toks nameliukas turėtų būti. Taip kaip aš suprantu. Nes turiu tik siemutę, siūlus ir dalį proceso. Tai vėlgi jo irgi neturiu. Alisa šiaip neduoda savo siemų. Tai reiktų kažkur rasti elektroninę siemą. Nes mes visi išlepę dabar. Beveik visi. Bent jau aš iš jų tarpo. Tai va tokie 3 maži darbeliai yra. Va, pasidėjom. Tokie 3 darbeliai galėtų tapti mano procesu. Kol kas aš jų neįtraukiau į skaičių, bet turiu viltį, kad gal man pavyks įgyvendinti šitą idėją ir suteikti jiems antrą šansą. Čia viena mergaitė, kas siuvinėtoja kažkada sakė, kartais norisi nusipirkti kažką iš antrų rankų vien tam, kad tarsi išgelbėtum ir suteiktum antrą šansą. Tai čia aš irgi su to mintim norėčiau jiems suteikti antrą šansą, jeigu kažkas kažkur matėt sagą. Ar parsisiųsti, ar pirkti. Numeskit kokią nuorodėlę, nes VPN naudotis nemoku. Kontakte turėtų būti šitie tos siemutės nors kažkur užsleptas. Bet sudėtinga dabar su tuo naudojimusi. Nerandu taip paprastai. Arba jeigu ir randu atidarau, negaliu parsisiųsti, nes nebeveikia visos sistemos. Tai tokie buvo galimi mano +3 dar procesiukai į ateitį žiūrint. Tai viskas, ką aš jums norėjau šiandien papasakoti. Ačiū, kad buvot šį trumpą ganėtinai laiką kartu. Aš jau galvojau, kad čia 2 dienas filmuosiu, pasirodo, gal ir vieno vaiko miego užteks. Tai šiek tiek galbūt prabėgom, bet man tie darbeliai tiek kartų jau matyti, kad turbūt aš ir nežinojau, ką konkrečiai papasakot. Tai papasakau tą, ką atsiminiau. Rašykit, jeigu turit kažkokių minčių apie tai, kas buvo parodyta, galit palaikinti, blogiau nuo to tikrai nebus. Ir susimatysim jau dabar kokiam kitam video apie pačius procesus, kalbant ir apie progresą, o jau ne apie visą šitą rinkinį procesų, kuriuos turiu šiai dienai. Tai viskas, kas buvo parodyta, bus išsiuvinėta, tik nežinau dar kaip greit. Ačiū Jums, su Jumis buvo Rasa, atsisveikinu su Jumis iš rugpjūčio 1 ir susitiksim artimiausiu metu. Viso.